Tai neriame kartu gėlytę. Visų pirmiausiai pasidarom stebuklingą žiedelį. Aš gėlytei nusinerti naudoju kvadratėlių siūlus, tai juos sudedu 2 kartu, pasiemu 4 numerio vašelį ir pasidarau stebuklingą žiedelį. Pasidarius stebuklingą žiedelį, aš į kilputę versiu 6 žemus stulpelius. 1, 2, 3, taip, turim 4, 5 ir 6. Tada mes žiedelį sutraukiam. Žiedelį sutraukiam, mes sujungsim ir antrą eilutę pradėsim nerti į kiekvieną stulpelį po 2 stulpelius. Tai reiškia, jeigu turėjom 6, tai antro rato gale turėsim 12 stulpelių. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12. Taip skaičiam 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ką darysim toliau? Nusikerpam siūlus ir į sekantį versim vašelį. Ir štai turim mūsų gėlytės viduriuką. Toliau pradėsim nerti lapelius. Tai šitos siūliukus mes užsislėpsim ir nukirpsim. Turim žiedelį. Dabar aš gėlytės lapelius nersiu taipogi iš 2 siūliukų. Tai dėsiu tokį geltoną ir tokį geltoną. Realiai identiška spalva. Dabar man reikės, tarkime, šitoj vietoj. Pasidarau kilputę, užkabinsiu ir neužsikabinau, užkabinu 2 siūliukus, įtraukiu ir dabar nersiu 10 mokučių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Praleisim 1, 2, 3, versim vašelį 4, bet išnersim stulpelį su 3 užmetimais. Taip, tai reiškia, kad ant vašelio turim turėti 3 kartus užmestą siūlą. Ir į 4 veriam vašelį, išneriam. Pratraukiam pro 2 kilputės, pratraukiam pro 2 kilputės, pratraukiam pro 2 kilputės ir dar kartelį pratraukiam pro 2 kilputės. Dabar vėl užsimetam vašelį 3 kartus, į sekantį veriam vašelį, išneriam. Vėl 3 su užmetimu, tai reiškia, kad prasitraukiam pro 2, prasitraukiam pro 2, prasitraukiam pro 2 ir prasitraukiam pro 2.
Tai formuojasi mūsų žiedelis, žiedelio lapelis. Dabar į sekantį versim vašelį ir išnersim stulpelį tik su vienu užmetimu. Tai reiškia, kad ant vašelio turim 1, 2, 3, pirmiausiai prasitraukiam 2 ir tada vėl 2. Į sekantį versim vašelį ir išnersim stulpelį su užmetimu. Tai tik pratraukiam pro 2 ir pratraukiam pro 2. Dabar į sekantį nersim vašelį ir išnersim pusinį stulpelį su užmetimu. Tai reiškia, kad pratraukiam pro visas 3 kilputes, pakartojam, pratraukiam pro visas 3 kilputes. Taip. Ir dabar į sekantį neriam vašelį ir išnersim žemą stulpelį. Išnėrusio žemą stulpelį. Dabar vieną stulpelį praleidžiam, veriam vašelį į sekantį. Ir išneriam jungiamąjį stulpelį. Išnėrus jungiamąjį stulpelį toliau nersim 10 akučių. Tai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Nunėrus 10 akučių mes praleidžiam 1, 2, 3 ir į ketvirtą nersim vašelį su 3 stulpelių užmetimu. Taip. Tai tada įveriam vašelį ir pratraukus 2 kilputes, pratraukus 2 kilputes, pratraukus 2 kilputes ir vėl 2. Į sekantį vėl versim vašelį ir nersim stulpelį su 3 užmetimais. Taip. 1, 2, 3 ir opa. Taip. Toliau. Į sekantį nersim stulpelį su užmetimu. Tai reiškia, pratraukiam pro 2 ir pro 2. Vėl stulpelį su užmetimu. Tada 2 pusiniai stulpeliai sekančius. Vieną išneriam. Tada į sekantį. Ir tada sekančiam nersim žemą stulpelį. Vieną praleidžiam, vašelį veriam. Taip, tai mūsų šičia, ne? Ir tada vašelį neriam į sekantį. Ir darom jungiamą stulpelį ir dabar jau kartosim. Lygiai taip pat darysim, kaip nunėrim šitus. 10 ir tada jau nersim žiedlapius. Ir viso turim nusinerti dar 4 žiedlapius. Nusinėrę 4 žiedlapius, tada jau apnersim visus žiedlapius kartu žemais stulpeliais. Nusinėrus gėlytės lapelius, kad pati gėlytė įgautų formą, mums reikia apnerti žemais stulpeliais. Tai į kiekvieną stulpelį nersim po žemą stulpelį. Ir tada mūsų gėlytė įgaus tikrą gėlytės formą. O dabar čia, kur yra tarpelis, mes nersim jungiamojų stulpelių tarp žiedlapių. Taip, čia pusinis ir dabar vėl toliau nersim jau stulpeliais žemais į kiekvieną po vieną. Ir tik tarp
žiedlapių tarpelio įnersim jungiamąjį stulpelį. Tai dabar neriam ratu į kiekvieną po žemą. Tai pabaigiam apnerti paskutinį žiedlapį. Tai tiesiog nusikerpam. Siūliukus užslepiam ir žiedlapėlius pataisom. Va, štai turim gražią gėlytę, kurią galim naudoti visur kepurės dekoracijai. Galim naudoti rankinės dekoracijai. Va. Liks tik čia pasislėpti galiukus.